Placebo efektas. Išgeri netikrą piliulę, pasijunti geriau. Tai placebo efektas. Ir jis tikras. Žmonės turintys migreną, depresiją ar net lėtinį skausmą atliktose tyrimuose pažymėjo, kad jauti realų pagerėjimą vartodami cukraus tabletes. Smegenys tiesiog pagalvoja, aha, mes dabar gydomės ir įsijungia gydymo režimas. Keisčiausiai, kad pagerėja ne tik savijauta, kartais pagerėja ir fiziniai simptomai. Smegenų tyrimai parodo padidėjusi aktyvumą, o streso hormonų lygis sumažėja. Kai kuriems pacientams net pasakojama, kad jie vartoja placebą ir jie vis tiek jaučiasi geriau. Tai kaip stebėti magijos triuką, žinant, kad jis netikras. Ir vis tiek stebintis. Mokslas tai vadina proto ir kūno ryšiu, o aš tavo smegenų aferą prieš tavo kūną. Dežavu. Tas keistas jausmas, kad šią akimirką jau esi gyvenęs anksčiau. Dežavu patiria beveik visi, bet niekas tiksliai nesupranta kodėl. Kai kurie mokslininkai mano, kad tai atminties užsikirtimas. Kiti mano, kad tai gali būti skirtingų smegenų procesų sinchronizacijos sutrikimas. Arba klaida, kai smegenys bando suprasti, ką mato. Yra spėjimų, kad tai gali būti susiję su stresu, nuovargiu ar net mikroskopiniais nepastebimais priepuoliais. Tad, kai atrodo, kad visą tai jau esi girdėjęs, iš dalies taip ir yra, bet ne iki galo. Kodėl žiovaujame? Mes nusintėme robotus į Marsą, iššifravome žmogaus genomą, klonavome avį, bet vis dar nežinome, kodėl žiovaujame. Mes žiovaujame, kai esame pavargę, nuobodžiaujame, patiriame stresą ar net pamatę kitą žiovaujantį žmogų. Tai gali būti mūsų kūno bandymas atvėsinti smegenis. Arba keistas išlikęs instinktas iš urvinių žmonių laikų. Bet mokslininkai vis dar nesutarė. Jie atliko eksperimentus, darė smegenų skenavimus, bandė priversti žiurkes žiovauti pagal komandą. Nieko. Vienas iš tyrimų rodo, kad žiovulys gali būti socialinis reiškinys, padedantis palaikyti grupės budrumą. Tarsi sakytume, ei, mes visi pavargome, padarykime pertrauką. Bet net tai nepaaiškina, kodėl žiovojame vieni ar žiūrėdami žiovulio vaizdo įrašus. Gyvūnų migracija. GPS? Paukščiai, vėžliai, banginiai, jie migruoja tūkstančius kilometrų neįtikėtinu tikslumu. Kaip? Mokslininkai atrado kelias užuominas. Magnetiniai laukai, saulė, žvaigždės, kvapo pėdsakai, net žemo dažnio garso bangos. Bet nėra vienos sistemos, kuri paaiškintų tokį tikslumą. Kai kurios rūšys po daugelio metų sugrįžta į tą pačią paplūdimio vietą ar tvenkinį, kuriame gimė. Vis daugiau įrodymų rodo, kad jie gali matyti Žemės magnetinį lauką, bet nežinome, kaip tai veikia, ar kaip jie derina tai su kitomis orientavimosi priemonėmis. Tad kai kitą kartą pasiklysite su Google Maps, prisiminkite, paukštis su smegenimis, dydžiu prilygstančiomis Žemės riešutui, galbūt būtų suradęs kelią geriau. Dūzgimas. Kai kuriuose pasaulio miestuose žmonės praneša girdintys nuolatinį žemą dūzgimą. Tarsi kažkur už kampo stovėtų įjungtas sunkvežimis. Bet nėra jokio sunkvežimio, jokio variklio, jokio šaltinio. Tai vadinama dūzgimu. Apie jį pranešama Jungtinėje karalystėje, Naujojoje Meksikoje, Kanadoje ir kitose vietose nuo 80-ojo dešimtmečio. Paprastai tai apie 30–40 Hz dažnis. Pakankamai žemas, kad būtų nejaukus ir pakankamai garsus, kad neleistų užmigti. Nėra vienos priežasties. Nėra nuolatinio šaltinio ir ne visi jį girdi. Kai kuriems viskas gerai, o kiti skundžiasi galvos skausmais, nemiga ar nuolatiniu įkyrumu. Labiausiai neramina faktas. Kartais visas miestas vienu metu tiesiog nustoja jį girdėti. Tarsi dūzgimas būtų supratęs, kad yra stebimas.